Kaip dėstytojas gali pakeisti kažkokios tai užduoties ar testo nuostatas. Pasirenkam, tarkim, egzamino testas, spaudžiam ir meniu kairėje pusėje atsidaro ir randam mygtuką keisti nustatymus. Ir čia šiuo atveju galima ką padaryti? Atjungti laiko apribojimą, atlikti tik 5 minučių pačiam testo sprendimui. Dabar galės, nesulaukęs balandžio 8 dienos, studentas spręsti testą, išsaugoti, grįžti į paskaitą. Jeigu norim redaguoti testą, vėlgi paspaudžiam egzamino testas, testo administravimas, redaguoti testą. Ir galima keisti įvertinimus, patį klausimą, eiliškumą arba ištrinti.